kur daro per didelį kampą. Jinai daro per didelį kampą, tai nėra gerai, nes jinai pradžia yra gerai, viskas tvarkoja, bet taip pat išnaudoja labai daug jėgų. Va, pas ją yra 85, tai nedaug viršė, bet viršė tą kampą. Tai jau yra ne ekonomiškas bėgimas ir plus jį kompensuoja grinai su keliu, įneždama į vidų, po to parodysiu irgi kelį, tai neturėtų šito būti, plus pas ją į išorę išeina pėdutė, tai stovi į eglutės formą, tai tas yra labai negerai ir plus pas ją taip pat yra dubuo, irgi va atsikišęs, tai to neturėtų būti biškutį į priekį, visa pozicija šiek tiek statesnė. Lygiai tas pats, kai jinai darosi visą sprintą, tai lygiai tas pats yra ir su kojos pakilimu. Va, irgi tas pats, jeigu imti va štai šičia, taip pat neutralioj padėty, pas ją keliukai beveik liečiasi, tai turėtų irgi būti 113 laipsnių, nėra taip prastai, bet šiaip turėtų būti šiek tiek mažesnis. Aišku, nieko neturiu ką prikipti per daug, bet tiesiog reikėtų šiek tiek padirbti, nes šiaip kulnis pas ją gražiai vaikšto, nėra kažko labai blogo, nes pas ją va kulnis, va ties pusė šlaunies, labai gražiai. Ir jeigu perinėti, va tik tais va štai šitoje vietoje, perina į tokią padėtį, kurios reikėtų, kad būtų keliukas, tai irgi papildomai apsikrauna labai smarkiai keturgalvis ir nes pas ją čia keliukas labai daug išsineša, tai automatiškai jungia stipriai keturgalvį, nes pas ją neturėtų taip išsinešti keliukas. Būtent šitoje vietoje, kirtus 5 metrų liniją, tai pas ją ir gaunasi tas labai didelis nuovargis, plus kelis, daug reikia stabilizacija energijos, tai jinai labai smarkiai išsibalansuoja. Ir ypač, kai daro sustojimus, apsisukimus, pas ją irgi toks kūnas nėra labai tvirtas, pas ją stiprinti raiščius reikėtų ir visus giluminius raumenis reikėtų pastiprinti. Tai irgi taip pat pažiūrėm ties kokią poziciją jau jinai pareina į normalų kampą. Jinai pareina į labai gražų kampą, 93, bet jau irgi pasvirus į priekį, aišku, netoli neutralios padėties, bet šiek tiek trūksta. Va, štai šitoje vietoje. Va, šitoje vietoje. Tai va, tai pas ją šiaip nėra kažko labai didelio techniškai, tik tais ją reikėtų šiek tiek su giluminiais raumenim padirbti, su raiščiais, jinai taip nesiūbuotų bėgdama, kad būtų pas ją šiek tiek geresnė padėtis. Kas liečia galą, tai matom keliuko pozicija bus, kai atsispirinės, nueis į vidų keliukas ir paskui grįš atgal. Tai automatiškai tokia kreivė gaunasi ir plus ta rodiklė rodys į pėdą. Tai vėlgi paleidžiu. Ir pas ją iš karto matosi stovėsenos yra, čia kojos yra į vidų, kai jinai statys, bus kojos išorė, jinai tiesiog kompensuoja su kojos pasukimu, kad nebūtų jai tiek sunku bėgti. Tai jai trūksta, kiek ir sakiau, tiek jėgos išvystytos, tiek keliukas. Šitoje pozicijoje jinai pradeda atsispirinėti ir kai pradės atsispyrus traukti, keliukas nueina labai smarkiai į vidų ir paskui atgal grįžta į normalią padėtį. Tai to ir dabar po truputį pritrauksiu. Va, iš karto kompensuoja su dubeniu, dubuo labai stipriai atsikišęs, žiūrint pagal keturgalvį. Tai va, tai šito neturėtų būti. Ir va pas ją. Ir nuo šitos vietos jau pradeda grįžinėti keliukas atgal į trajektoriją. Ir kai jinai pasistato, keliukas normaliai ir gražiai atsistoja į reikiamą padėtį. Va, jisai gražiai atsistojo. O kas liečia pėdutę, tai pėdutė jinai yra, va,
eglutės pozicijai, tai šito ir neturėtų būti, nes kai mes pastatom pėdą į eglutę, kelias vis tiek toliau eina tiesiai ir apsikrauna labai smarkiai mūsų raiščiai, tai to neturėtų būti. Pėdutė turėtų būti statoma šiek tiek tiesiau, nes ši yra kažkur apie 30-40 laipsnių pėdutė, tai galimas nuokrypis 20 laipsnių, tai turėtų būti daug tiesesnis. Kas liečia patį bėgimą, parodysiu aš įsibėgėjimo kampą. Tai šiaip dvi panelės tikrai gerus kampus turi Ieva su Auste, tai nėra ko per daug mokyti, tiesiog parodysiu, kad ir dubuo viskas turi būti išėję. Va, dubuo viskas tiesiai, jeigu eisim į tolimesnę padėtį. Va, tai dubuo normaliai įtrauktas, neturi būti jisai atkištas, čia atsispyrimas, turi būti kampas gražus. Va, atsispyrimas, kampas gražus, einamasis petys su einamąja koja. Tai va, tai atsispyrimas va toksai, kampas gražus, čia aišku prasideda tiesimas, čia šiek tiek didėja kampas, atsiprašau, mažėja kampas šiek tiek, bet va, atsispyrimas turi būti va toksai ir perėjimas ir visą laiką tiesios, kaip mes pradedam startuoti, taip turėtumėm ir bėgti, tik po to prasideda lenkimas ir atsiranda normalus ciklas, neįsibėgėjimo, bet normalus bėgimo ciklas, o čia grinai. Va, op, pasirimas didesnis, kojos pritraukimas staigesnis, traukiam tik tais iš keturgalvio, užlenkimas turėtų būti labai mažas. Tai va, šitą analizę taip ir pabaigsim.